Verslo pulsas. Laidą Verslo pulsas pristato Skylink Lietuva. Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai ir klausytojos, Lina Luneckienė prie mikrofono, mūsų eteryje laida Verslo pulsas. Lietuvos IT sektorius per pastarąjį dešimtmetį išaugo iš startuolių marškinėlių. Čia jau kalbame ne tik apie kodą, bet ir apie biržą, didelius sandorius bei tarptautinės partnerystės. Vienas įspūdingiausių pavyzdžių Skylinkas nuo 2 žmonių įmonės iki $204 milijonų vertės sandorių su Vodafone. Ką tai reiškia Lietuvai, ar tokį kelią galima pakartoti ir kaip atrodys mūsų IT kraštovaizdis artimiausiais metais. Apie tai šiandien ir kalbėsime laidoje Verslo pulsas, o mano pašnekovas Skylink vadovas Donatas Zaveckas, žmogus, kuris šitą kelią praėjo nuo pradžių iki biržos. Donatai, sveiki. Sveiki. Jūsų istorija dažnai pristatoma kaip viena sėkmingiausių lietuviško IT sektoriaus kelionių nuo mažos komandos iki 100 milijoninio sandorio su Vodafone. Gal trumpai prisimenant visą pradžią, koks tas kelelis buvo? Komanda tai yra vienas, galiu dar paminėti, kad ten buvo nuo skolintų 10 000 litų įstatinio kapitalo. Ir pradėti paslaugų sferoje šitą kelią yra savižudybė, jeigu dabar žiūrint atgal, bet buvo toks laikas, koks buvo, nebuvo mažai pasirinkimo ir daug galimybių, bet kas juokingiausia, tų galimybių nemažėja. Tai reiškia, kad kuo daugiau mes augom ir kuo daugiau tobulėjom, tai ir galimybės dar jos labiau atsiveria. Donatai, ir šiandien tas laikas, kai tos galimybės yra tiesiog pačioje savo viršūnėje, zenite, tai pavadinkim. Manyčiau, per savo gyvenimą ir nes aš esu pagal profesiją sistemų administratorius, tai pagal savo ilgą profesijos kelią galėčiau pasakyti, kad dabar niekados nieko panašaus nematęs. Tai reiškia, jeigu tu esi šitoj srity, galimybės yra beribės. Ir padaryti kažką naudingo, arba koks, aišku, tavo gyvenimo tikslas, ar gyventi laimingai, ar užsidirbti pinigų, ar padaryti kažkokį produktą, kad tavo vaikai tave atsimintų ir tenais tu įeitum į istoriją, tai kaip niekad yra šansas dabar ir tą galima padaryti. Kalbant apie apskritai Lietuvos IT sektorių, vienas tikriausiai iš nedaugelio, kuris augo ne tik kai kiti, ne tai kad stabtelėjo, bet gal net ir stagnavo ir regresavo. Ar tas augimas reiškia optimizmą, ar slepia ir kažkokį nerimą šiandien, kaip jūs galvojate? Nerimo tikrai nėra. Manyčiau, yra kaip ir visų bėdų, iššūkių, kuriuos gal dauguma žino, gal ir ne, bet viskas yra įveikiama. Lietuva yra nei super geroj padėty, nei super blogoj. Yra daug taisytinių dalykų mūsų kasdienėje veikloje, nuo viešojo sektoriaus iki darbuotojų paruošimų programų, bet kiekvienoje valstybėje to yra. Esminis dalykas, kad mes turim naudoti savo lankstumu. Kai tu esi mažas, tu turi būti biškį alkanesnis, turi būti labiau norėti, turi greičiau mokėti prisitaikyti, tada turi iš 100 kartų pasakyti 99 kartus taip ir tik 1 kartą ne. Mes negalim sau leisti, kaip Vokietijai, sakysim, pasakyti pagalvosiu. Mes turim sakyti padarysiu. Mes turim daryti, o padarę tada žiūrėti, ten gerai, blogai, bet mes turim daryti. Bet čia mūsų stiprybė labai didelė, aš galvočiau, tas greitis, tas tai toksai... Ką norėjau pasakyti, kad mūsų šita stiprybė mažėja. Tai reiškia, iš geras gyvenimas atneša, ciklas vyksta teisingai. Tai kai geras gyvenimas, tada mažiau alkio, mažiau noro ir tada norisi biškį patingėti. Bet tai va, kaip tą ugdyti ir kaip visiems žadinti, kad tingėjimo nebūtų, čia yra gėris. Atsparumas tinginystėje arba komfortui, pavadinkim. Komforto nenorėjimas. Donatai, kalbant, dar grįžtant prie jūsų šiek tiek istorijos, viso to kelio įspūdingo, ar buvo momentas, kai atrodė, nepaeis viskas? Tai buvo ant kartų tokie momentai, bet... O kas suteikia tada stiprybės? Kas norėčiau padėkoti, tai aišku savo bendražygiams, kurie dabar jau yra įmoniai ten 15 virš metų. Tai aišku, nes mūsų sferų vienas nieko nepadarysi, vienas būtų labai gražus, geras, bet gerų darbų nepadarysi. Čia auksinė taisyklė.
Tai aišku, ką mes paveikėm, tai čia ne mano nuopelnas, čia yra komandos nuopelnas, tai čia yra jiem didžiulis dėkui. Plius yra kitas dalykas, mes esame maža šalis. Mūsų infrastruktūra, mūsų verslo segmentas, grubiai tariant, vis tiek tu vienas kitą pažįsti iš veido. Aš visą gyvenimą, mes sakėm, pas mane tėviškai, kai šeduryse visą laiką mokino tėvas, kad svarbiausia yra garbė žodis. Tai stengdavomės laikytis garbė žodžio ir tada atsiranda pasitikėjimas iš partnerių. Daugumo partnerių, kurie dabar man skambino ir sveikino su sandoriu, kada buvo, atsiprašant, mums ne patys geriausi laikai, aš sakydavau, pakentėk, tuoj viskas bus geriau. Ir, jie žinojo, kad kas yra garbė žodis, jie investavo ten, kur reikėjo investuoti, dabar aš manau, visi mes esam ten, kur esam, yra galimybės atsiveria ne tik mūsų įmonėje, galimybės atsiveria, drįsčiau pasakyti, ir mūsų partneriam, ir netgi gal Lietuvai atsiveria kitokios galimybės. Donatai, jūs ką akcentuojate vertybės tikriausiai, čia yra tos teisingos vertybės ir jų laikymasis. Kaip bebūtų, skambėtų, kai taip nuvalkiota ar dar kažkas, bet aš tikiu, kad viskas laikosi ant garbės žodžio, viskas laikosi ant pagarbos, nes sunku padaryti, mūsų verslas yra darbas su žmonėm. Mūsų kolegos yra žmogus, kad ir kaip keistai skambėtų, kad mes esam sistemų administratoriai, bet grubiai mes dirbam tarpusavį. Tai turi būti abipusis pasitikėjimas tiek iš galo, kuris mane suportina, nes kiek kartų esu atėjęs kolegams sakęs, gal padarom, jie sakė, neįmanoma, sakau, rytoj pašnekėsim. Ir tada per naktį visi pagalvodavo, tada sakydavo, gal ir išeitų, bet reikia daugiau laiko, tada sakai, nėra to laiko, reikia daryti ir viskas. Tai iš vienos pusės yra kolegos, iš kitos pusės yra bet kokiu atveju tavo, kaip ir minėjau, klientas irgi žmonės. Tu bendrauji ne su robotais, tu bendrauji su žmonėm. Kito kelio nėra. Donatai, mes jau kelis kartus susiminėm tą pasaulinio lygio pavadinimą Vodafone. Gal trumpai, kaip čia taip įvyko, kas įvyko su Vodafone ir kaip... Trumpai. Jūs atėjote iki to. Trumpai neįmanoma tikriausiai, bet gal trumpai įmanoma, bet pagrindiniais bruožais galiu apriepti. Mes esam dabar vokiško kapitalo įmonės dalis, tai yra Skylinkas. Mes grubiai tariant esam 5/6 visos įmonės grupės, tiek įmant ir mūsų atliekamų paslaugų, tiek ir mūsų kolegų santykių. Grubiai per visą įmonę yra ten apie 800 darbuotojų, vienai ir kitaip skaičiuojant, operuojam pagrindę Vokietijos rinkai, vokiškai kalbančiose šalyse. Ir vis tiek mūsų įmonė orientavosi į tokias gudresnės paslaugas susijusias su public cloud, ne su debesyje. Tai reiškia, mes savo srityje esam geri, skaitėmės visuose Gartnerio kvadratuose ten top 5, 3 vokiškų įmonių. Pagal įvairiausius kriterijus, ten metodologijų, kaip ten sakė, kaip duok man skaičius, aš skaičiuosiu taip, kaip tau reikia. Tai, bet tikrai, klientų ratas nuo visų tenais vokiškų didžiulių korporacijų, nuo BMW iki ten, nežinau, iki Henkelio ir kitų gigantų pasaulinių žinomų. Ir iš kitos pusės yra žaidėjas Vodafonas, kuris kaip supratimų yra mūsų rinkoje vis tiek didžiausias telekomunikacijų įmonė yra Telia, tai ten grubiai tariant, manyčiau, skaičiavimais įvairiais irgi gali sakyti, jisai kokį 10-15 kart didesnės už Telios grupę visą kartu paėmus. Ir jie ypač yra stiprus Vokietijoje ten pat, kur stipri Telia pas mus, tai yra laidė, skambučių priėmime ir kažkokiam tam dalykuose, kur mažiau man įdomus kaip specialistui, nes laidas yra laidas, o ką tu gali per jį padaryti ir sprendimus gudrus daryti, yra žymiai smagiau. Ir tada atėjo sinergijos laikas, kad Vodafonas, jisai norėjo labiau įeiti į verslo segmentą, business to business, jisai nelabai moka tą daryti, nes čia yra du, visiškai skirtingi biznio kryptis. Ir tada jie įsigijo Skylinką. Mes buvom ten tarp kelių kandidatų, kaip buvo sandoris, aš pats biškį prisidėjau, dalyvau tame, irgi labai įdomi patirtis. Manau, kažkada gyvenime, tiksliau, niekados gyvenime tokių dalykų nebematysiu. Bet, tiesiog, kaip yra ta lietuviška patarlė, atitiko kirvis kotą. Nes jiem reikėjo mūsų. Mes irgi buvom ne prieš dirbti su gigantu, kuris turi prieinamumą prie praktiškai. Vodafonas skaičiuoja, kad kas antras Vokietijos gyventojus arba versle, arba asmeniam gyventojui yra jų klientas.
Nu, įsivaizduokit, čia kokios yra gigantai. Kokio dydžio, tai Taip, yra apimtis. Ir čia tik tai Vokietijoje, bet jie, aišku, visos jų viltis yra į augančias šalis. Mes dalyvausim, mūsų ateitis yra dvi. Viena jau esamų paslaugų plėtime, nu, tai reiškia, kaip paslaugų centras čia Lietuva bus. Antras dalykas, mes prisidėsim prie paslaugų kūrimo, nes Vodafonas labai aktyviai eina į augančias rinkas. Kaip pavyzdys, daugiausiai investicijų dabar yra diegiama Turkijoje, tada kitur yra irgi būsimos investicijos Afrikos šalyse. Ir, nu, bent mūsų preliminariam susitarime, aš dabar buvau ką tik iš susitikimo su tuo, tai mūsų yra viltis yra vis tiek gudriuose sprendimuose tokiuose kaip dirbtinis intelektas, kaip tą dirbtinį intelektą kuo arčiau vartotojo prinešti saugiam pavydale ir kad jisai, nu, kaštai būtų jo nedideli ir daug neužimtų trafiko ir kad būtų kažkas, kas jį palaiko ir prižiūri. Tai čia, sakysim, mūsų labai globaliai tokie bus ateities uždavinys. Aišku, neapleidžiant mūsų vietinių klientų, nes mes esam labai geri ir Lietuvoje. Mes esam vieni iš geriausių gal tą savo segmente. Kaip vadovas, aš visada sakau geriausia. Ten tegu pasako mūsų partneriai. Nesikuklinu, aš žinau, kad mes esam geriausiai, galiu išvardinti daug privalumų ir tada automatiškai prie mūsų to gėrio esamo, aš tikiuosi, kad tu kaip dar pasijungia papildomų resursų, biškai pasimsim specialistų iš kitokių sričių, kur anksčiau gal neįdavom į tas sritis, tai tas augimas bus kitoks, aišku, atsiranda minusų, dideliai korporacijoje kažkas visada specialistas atsiras kažkoks, kas ten pradės aiškinti tau apie tvarumą ir kitokias bėdas, kur tyšnikų yra mažiau prie širdies, tai ten aš kaip vadovas turiu tą įgyvendinti, bet širdyje aš žiūriu rezultatų ir man įdomiausia yra pasiekti įdomius rezultatus, o kaip jie padaryti yra čia kitas niuansas. Tai va, tai smagus. Tai kada realiai Vodafonas jau, kaip sakant, abiem kojom? Abiem kojom ir dabar svarsto konkurencijos tarnyba pagal didžiausią šalį, kurioje mes esam, tai Vokietija. Tai Vokietijos konkurencijos pas juos yra taisyklės, aš nežinau, čia Lietuvoje taip pat ar ne, jeigu per 6 savaitės joks žmogus ten nepakels rankos ir pasakys, ne, jis man skolingas ten ar dar kažkas, tai tada sandoris įvyks ir mes tapsim Vodafono dalim. Donatai, valstybės vaidmuo visoje mūsų IT kraštovaizdžio vaizde padeda ar labiau trukdo IT augimui? Aš visada buvau labai kritiškas šitam dalyke ir galvojau, kad trukdo, tol kol nepradėjau dirbti Vokietijos rinkoje. Tada supratau visur ten, kaip ten medžiai visur gražiau, kur tas nėra, ar kaip toliau. Tai pas mus yra neblogiausia situacija. Jis, aišku, galėtų būti žymiai geresnė, bet turbūt viešasis sektorius, jis yra viešasis sektorius visur. Jisai lėtesnis, jo uždaviniai kitokie, jis nėra labiau tikslo orientuotas, jis labiau orientuotas į kažką, ko aš nežinau, arba kažkada gal sužinosiu, bet ne dabar. Tai čia yra pliusai, minusai, bet, sakysim, ta visa strategija globali mane erzina, ypač Europos Sąjungos mastu, ypač tai, kas dabar vyksta Vokietijoje, kur yra investuojamos milijardinės sumos, ne milijonės, milijardinės, nes dažniausiai priima sprendimus tie mūsų biurokratai, gal iš gerosios žodžio prasmės, tie, kurie net nesikalba su specialistais. Tai reiškia, investicijos eina ten, kur gal galėtų būti panaudojimo žymiai geriau. Bet čia yra ne mano tema, aš turiu savo dalykus, kuriuos galiu, nes nereikia ten dėti pastangų, kur nieko negali pakeisti, yra kita auksinė taisyklė, teisingai. Bet žiūrėkit, viešasis sektorius, jisai turi potencialo tapti progresyviu, pažangiu partneriu verslui. Neturi, manyčiau, nes jo yra darbo principai kitokie ir jo tikslai ir uždaviniai yra kitokie. Verslo yra tikslas, kad tavo klientas būtų patenkintas, o viešojo sektoriaus tikslas, nu, nežinau, ar jie yra nors vienos viešosios įmonės tiksluose parašyti, padaryti, kad tavo klientas būtų patenkintas. Nu, gal. Nu, turėkim vilties. Donatai, iš kitos pusės medalio, kaip sakant, pakalbėkime apie talentus ir kompetitingus profesionalus IT rinkoje. Dar šita rinka gyva, ar jau jinai išsisėmė Lietuvoje? Ar jau mes jau pasiekėm tą ribą, nes labai daug darbo rinkos dalyvių kalba apie tai, kad labai trūksta kompetentingų specialistų, apskritai trūksta profesionalų. Ką jūs matote? Aš manyčiau, kad apskritai Lietuvoje trūksta žmonių.
Demografija. Aišku, nes automatiškai pas mus gal jautresnės sektorių, nes nenoriu būti labai pakėlęs nosį, bet pas mus ateina vis tiek tie žmonės biški geresni, gudresni, kurie įdėjo daugiau pastangų, kad tokie būti, ne? Bet šiandien Delfi mačiau, kad Kaišiadorių viena iš didžiausių įmonių irgi ima beleką. Po mokyklos galėjai pas juos dirbti, nelabai juodą darbą, tiesiog nėra darbo jėgos. Tai pas mus, aišku, problema yra tam tikrų specialybių žmonės, kur mes paimtumėm, bet kiek, kad jų būtų, bet čia yra, manau, ir įmonės bėda. Nes jeigu tu esi geras ir tu moki žmogų motyvuoti, jisai pas tave atvažiuos iš Sakartvelo, ar iš Nigerijos, ar iš, nežinau, šiais laikais yra žavesys tame, kad tas, nieks netrukdo. Man kaip vadovui nieks netrukdo važiuoti į Uzbekistaną, pasakot uzbekam kalbas, ir jie, kad patikėtų, kad čia yra auksinė šalis ir kad visi čia suvažiuotų aitišnikai, nes visur yra gerų protų. Jeigu tu galvoji, kad tu pats protingiausias, o aplinkui tave kitokie, tai reikia eiti į Naują Vilnią, ten yra kitokia padarlė, ne? Tai čia viskas paprasta. Donatai, jeigu mes kalbėtume apie kažkokį tai užslėptą talentą galbūt, kuris dabar mūsų netyčia klauso ir galvoja, gal aš irgi norėčiau sukurti panašų verslą, ką jūs jam šiandien pasakytumėt? Tam IT žmogui iš garažo, pavadinkime. Iš garažo, kur paišo vakarais. Kuris nori nustebint dar pasaulį ir Lietuvą kartu. Kaip niekad čia viską paprastai yra taisyklė. Yra kaip anekdotas, kur Dievas sakė, kad turi eiti ir nusipirkti loterijos bilietą, jeigu nori laimėti. Bent jau nusipirkti loterijos bilietą ir tada tikrai laimė. Nes šansų kaip niekad yra daug. Aš buvau mokykloje, tokiam paprašė mokytoją motyvacinę kalbą moksleiviam pasakyti. Visų yra tikslas uždirbti pinigų, ne? Tenais vieni sako, aš gal tenais į proftechninę mokyklą, nes ten moka 300 eurų stipendiją. Kaip pavyzdys, aš nežinau, kiek ten moka, bet sako, aš taip darysiu. Sakau, yra žymiai paprastesnis kelias. Tu įsiloginė, susirandi online bet kokius gamintojo kursus, kad tu taptum ten minimalių specialistų, tos pačio Microsoft'o, to pačios Amazonės, to pačio Google'o, tu išsilaikai 5 egzaminus, ką gali padaryti, manyčiau, bet koks sveiko proto žmogus, kuris turi nuovoką, baigęs matematikos 9 klases ir ten žino, kad durys, jeigu parašyta stumti, tai nereikia jų traukti. Tai reiškia, jisai per metus laiko išsilaiko kursus ir tada jisai ateina pas mus ir mes pasiūlom jam tikrai solidų atlygį vien už tai, kad jis turi šitos kursus. Net nereikia darbo patirties. Tai galimybės, kaip niekad nėra geros. Aišku, ten ne kiekvienam lemta dirbti aitišniuko dalį, bet su šiuolaikiniam idėjom, dirbtiniu intelektu, aš manau, ten pačiuose socialiniuose moksluose, bet kur yra, pasaka, tiesiog. Bilietą nusipirkit bent jau, ne? Bilietą reikia nusipirkti ir viskas, o visur galimybės yra, kaip niekad jos yra geros, ypač kaip niekad Lietuvoje. Aš manau, ten Lietuva tikrai išgyvena aukso amžių per visą savo istoriją. Ir kokį šitą būtų vietinės peripetijos ar politinės, ar ką, mes gyvenam realiai rojaus šaly. Palyginimui su bet kuo kitu, aš rašiau ten, gal klimatas galėtų būti biški geresnis, o be viskas... Nesiskūskim, bet viskas kitas yra pasaka ir pilna galimybė. Donatai, pabaigai, kaip galvojate, ar yra dar vietos mūsų rinkoje dar vienam naujam Skylinkui? Ne vienam, yra dar kokiam 100, yra vietos, yra... Dar neišsimti tie klodai. Neišsimti, kad suprasti, Vodafonas dabar ieško vieno gamintojo ne pačio aukščiausio lygio specialistų 300. Ir jiem ganėtinai sunku sekasi, nors jisai turi neblogą vardą rinkoje, atlyginimo struktūrą nebloga, motyvacijų sistema tikrai, kiek aš užmečiau, kaip didelio korporeito korporuojamo biržoje, labai viskas sąžininga ir gerai. Bet, kaip ir prieš tai minėjom, protingi žmonės darbštus nesimėto. Čia ganėtinai yra toksai darbas, kurį, gal per drąsiai pasakiau, kad bet kas gali daryti, tu turi pašaukimą turėti kaip ir bet kur. Bet, kad šitos paslaugos ir mūsų specialistai kuo toliau, tuo geriau gyvens, aš esu milijardą kart garantuotas ir ta rinka nesitrauks, tik tai taip plėsis į visas pusės.
Donatai, baigiant mūsų pokalbį, norėčiau pacituoti tokį vieną sentenciją, kai tai žmonės pradeda kalbėti apie mokesčius, vadinasi, jie jau tapo verslininkai. Sutinkat? Sutinku, dėl to nežinau, kas bus nuo sausio 1. Žinau, kad keisis kažkas. Daug visko Keisis, bet jeigu aiškinas finansistai, čia jų pats šiandien, be to dar yra buhalterių ir finansistų profesinė šventė, tai tegu jie ir aiškinas, o mes savo darysim įdomus dalykus. Noriu dėkoti Jums už pokalbį, žinių radijo klausytojams. Priminsiu, kad šiandien laidoje Verslo pulsas pas mus svečiavosi Scailink vadovas Donatas Zaveckas. Laidą vedžiau aš, Lina Luneckienė, o Jūs ir toliau likite su žinių radiju. Gražių Jums dienų. Laidą Verslo pulsas pristato Scailink Lietuva. Verslo pulsas.